Už nugaros yra žaliuzės. Žaliuzės mūsų namuose, kaip ir laisvės atėmimo zonose, kurie vadinasi kalėjimai, irgi yra žaliuzės. Tai yra nelaisvė dėl sielos evoliucijos. Ir mes daugelis iš tikrųjų galvojame, kad genocidas baigėsi su esamu antru pasauliniu karu. Deja, nemylėjai. Aš žinau, kad daugelis tu, būdamas visiškai paprastas žmogutis, dirbantis genocidiniai struktūrai, iki galo taip ir nesuvoki, kad būtent savomis rankomis prisidedate prie savo žudimo, savo vaikų, savo artimųjų, giminės ir visos aplinkos. Ir pasakysiu, kokios yra genocidinės atšakos. Genocidinis procesas vyksta per visą mūsų pseudosistemą. Per edukaciją, per tą legalią švietimo instituciją, per legalią vakarų mediciną su visais į petį ir tabletėmis ir beleko. Genocidas vyksta per religiją, per politiką ir yra per karo tarnybas. Ir tas genocidas yra diplomatinis, dirbtino intelekto. Taip ir jums daugeliams nesuvokiant, kokiuose aš grotose esu užstrigęs kaip sielos evoliucijai. Gyvenant tame išprotėjusiam vakarų pasaulyje, savo užduokite klausimą, o kelintą gyvenimą gyveni čia? Niekaip negali uždaryti tą samsaros ratą, tą triušio narvą. Ir kiek savomis rankomis, savo pinigais, savo to resursų prisidedate prie susinaikinimą. Kelintą gyvenimą žaidi ir kiek dar planuoji žaisti, kur mes nei vienas nežinome kosminio ciklo, tų tokių realiai, kur protų net nepaaiškinsi. Gal tiesiog nebebus galimybės daugiau nieko pakeisti ir atgimti. Taip kad, mielieji, aš iš tikrųjų jūs daugelis atjaučiu, bet nieko padaryti jau su jumis daugelis nebegalima, todėl kad jūsų protas, jūsų sąmonė yra tiesiog virusinis, kuris vadinasi, tarkim, dabar COVID-19. Tai būtent čia yra COVID-19, yra proto liga, kur šiuo metu, tarkim, kenčia plaučiai, o plaučiai tai yra deguonis. Tai gyvybinė energija, kuri yra užstrigusi pas daugelius. O ar išeisite iš to žaidimo, viskas priklausys, kai giliai žinosite, kur slypi jumise priešas ir kur savo rankytėmis prisidedate, puoselėjate genocido, žmonijos ekosistemos sunaikinimą. Už viską visatoje šiukšlių nėra. Visatoje nėra tuščios tokios erdvės, kur galėtumėm praslysti, kad mus nepamatytų, ką mes pridarėme. Deja, nemylėjai. Susimastykite apie tai, nes televizija jums niekada to nepasakys, kur yra genocidas, o kur yra kuriamas
gerbuvis. Dėl visos gyvos būtybės, viso, kas vadinasi žemės žaidime.